To the love I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Fight it on the sky. Gerai, man nepatinka, jog atnaujinimai yra kas 2 savaitės ir admin Volk apleido savo pareigas. Man nepatinka tai, kad pagrindiniai adminai nedaro eventų. Mažiau skirk žaidimams, tokiems kaip NBA, po to mažiau skirk dėmesio siemkiam. Daugiau kreip dėmesį į pasiūlymus ir dažniau juos įvykdė. Karočią, vatėjai, pirmą kreipiuosi į Envisioną, karočią pasisteng daugiau prižiūrėti serverį ir mažiau karočią lendik siemkės, ar kaip tai sakoma. Tai prižiūrėk daugiau adminų pagyrimus, nes ne visų to prižiūri, nes kai kurie nusipelno tikrai gerus darbus, o ir biškai daugiau kreipdėmesio į papeikimus. Ir išrink normalius DPI. Išrink, kad ir atėję naujokai, kad ir jie galėtų turėti šansą tiesiog patekti į direktorius ar pavaduotojus, o ne vien senbuviai, kas įsitvirtinę į serverį tie ir būna. Aš asmeniškai Tomas Jeffersonas norėčiau, kad sutvarkytumėt visas triadas, tinlučiasi, kad daugiau grobimų būtų įdomesnė veikla, kad narkotikai ir ginklai būtų tik pas juos ir kad jie būtų kažko verti, o ne tiesiog, kad mafijos pačios naudoja. Naujos furistų bazės, nes kaip matot, ta sena furistų bazė nieko gero ir tikrai negražiai atrodo. Barkauskas, jeigu išeitų, sukurkit stipresnį antičytinę, nes kad neįtų ginklų pasimti, nes, pavyzdžiui, mafijozam dabar beprasmiška pardavinėti ginklus, pasiema per savaitę ir viso. Tai dar labiau dažniau atnaujinimus darykit, nes dabar apleidot visiškai serverį. Norėčiau pasakyti taip, dabar būtų tokios idėjas, dabar pasakysiu idėjų porą. Padaryti, kad mechanikai galėtų tuninguoti mašinas. Būtų mechanikai, būtų jiems patiems daugiau veiklos, jie galėtų taisyti, tuninguoti mašinas, vežioti KMA, padaryti mechanikus, nes kiek laiko žadėt, kad tą KMA padarys, bet niekad nepadarot. Paskui, ką čia dar, daugiau veiklos serijų, eventų daugiau ves iš tokių prizų ten, kaip tada ten ar plaukimo, taip toliau, tokius eventus dažniau daryk. Trūksta veiksmo. Pagyvinkit gaujas, pagyvinkit mafijas, pagyvinkit visus darbus, padarykit įdomesnių sistemų, pakeiskit skripterį, pakeiskit webo dizainą, padarykit mafijom, kad galėtų pasimti į sandėlį MP5 ir dyglą. Padarykit, kad per TeamSpeaką neįtų paukinį, neįtų kalbėti per visperį, paukinį galite palikti, po to, ką dar padarykit CPD, po to dar čia kur Ivanas sakė, kad narkotikai sandėlį iš niekur neatsirastų, jas reiktų atvežti, padaryti gaujas kaip darbą ir geriau padaryti ten kokius tos nelegalius klubus, kad jie galėtų grobti ir panašiai, ten jų lyderiai turėtų kokią komandą, tie klubai kainuotų po kokius 5 litus. Tai tikrai atsirastų ir jums pelno, po to, ką dar čia. Ką žinau, padarykit daugiau verslų, daugiau namų, daugiau interjerų, kad būtų ką daugiau grobt. Po to padarykit mafijom bazėse po interjero, kur animalas siūlė daugiau MAPP darbų, ten, kur įkelė vyriausybė ir daug ten kito. Įkelkit naują mechaniko bazę, po to KMA įkelkit. Po to pakeiskit armijai bazę, nežinau svartams kaip, po to pakeiskit turbūt triados bazę arba aptverkit, nes labai lengva patekti.